Pakartoto įstatymo knyga. 16 skyrius. Švęsk Paschą Viešpačiui Abibo mėnesį, nes tą mėnesį Viešpats Dievas išvedė tave iš Egipto. Aukok Viešpačiui Dievui Paschos auką iš avių ir jaučių toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas, išsirinks savo vardui. Nevalgyk jos su rauginta duona. 7 dienas valgyk sielvarto duoną be raugo, nes skubiai turėjai išeiti iš Egipto, kad per visą savo gyvenimą atsimintum dieną, kurią išėjai iš Egipto. 7 dienas neturi būti raugo visame tavo krašte. Nepalik rytojui mėsos, aukotos 1 dienos vakare. Paschos aukos neaukok savo gyvenamoje vietoje, kurią Viešpats tavo Dievas tau duos. Aukok ją toje vietoje, kurią Viešpats tavo Dievas išsirinks savo vardui. Paschą aukok vakare, saulei leidžiantis, tuo metu, kai išėjai iš Egipto. Kepk ir valgyk toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas išsirinks, o rytą atsikėlęs grįžk į savo palapinę. 6 dienas valgyk neraugintą duoną, o 7 diena yra iškilmingas susirinkimas Viešpačiui, tavo Dievui. Ta dieną nedirbk jokio darbo. Atskaityk 7 savaitės nuo tos dienos, kai pradėsi pjauti javus, ir švęsk Viešpačiui, savo Dievui, savaičių šventę, laisva valia atnešdamas aukų iš to, kuo Viešpats, tavo Dievas, laimino tave. Viešpaties, tavo Dievo akivaizdoje džiaukis tu, tavo sūnus, duktė, tarnas, tarnaitė, levitas, gyvenantis tavo apylinkėje, ateivis, našlaitis ir našlė, kurie su tavimi gyvena toje vietoje, kurią Viešpats, tavo Dievas išsirinko savo vardui. Atsimink, kad buvai vergas Egipte, todėl laikykis šių nuostatų. Palapinių šventę švęsk 7 dienas, kai būsi susivalęs javų ir vynuogių derlių. Džiaukis šventėje tu, tavo sūnus, duktė, tarnas, tarnaitė, ateivis, našlaitis bei našlė, kurie gyvena tavo apylinkėje. 7 dienas švęsk iškilmingą šventę Viešpačiui, savo Dievui, toje vietoje, kurią Viešpats išsirinks. Tu iš tiesų džiaugsiesi, nes Viešpats, tavo Dievas, laimins visą tavo derlių ir visus darbus. Kiekvienas vyras privalo pasirodyti 3 kartus per metus, neraugintos duonos, savaičių ir palapinių švenčių metu, toje vietoje, kurią Viešpats išsirinks. Ir ten nepasirodo jie Viešpaties akivaizdoje tuščiomis rankomis. Kiekvienas teaukoja tą, ką gali, pagal tai, kaip Viešpats, tavo Dievas tave palaimino. Visose savo gyvenvietėse, kurias Viešpats, tavo Dievas tau duos, kiekvienoje giminėje paskirsi teisėjus ir valdininkus, kad jie teisingai teistų žmonės. Neiškraipyk teisingumo, nepataikauk ir neimk kyšių, nes kyšiai apakina išmintinguosius ir iškraipo teisiųjų žodžius. Sek tuo, kas tikrai teisinga, kad gyventum ir paveldėtum žemę, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda. Nesodink giraitės iš jokių medžių šalia Viešpaties, tavo Dievo aukuro, kurį pastatysi. Nesistatyk savo jokio atvaizdo, nes Viešpats, tavo Dievas, to nekenčia.